einu pasivaikščioti truputį į tą miestelį čia Laboje. Pasižiūrėsiu, kas geresnio. Prasieisiu truputį, gaunas pailsėjau neblogai. Vėjas tik labai didelis. Šakės net krante nejauku, tai gerai, kad neplaukiau. Dar gal plaukti, bet šiandien jau prasitęsiu kitai dienai. Aš jau tų audrų matęs, jau manęs niekas nebenustebins, įrodyti nebereikia. Nieko smagaus nėra, kai ten tokiais vėjais ten iš viso pamiegoti neišeina. Čia dar kokios 3-4 paros. Jeigu be sustojimo, tai žiūrint nuo vėjo krypties, tai čia tikrai jau nebenoriu, tai geriau palauksiu iki rytojaus. Nors irgi rytoj stiprokas, bet poryt jau bus geriau. Tai gaunasi, kaip sakant, vieną parą ten kažkaip pakentiesi, o po to jau kaip bus. Tai va, sakau, pasižiūrėsiu, čia pačiam uostelį truputį pasitryniau tarp laivų. Lemba, kai kokie muziejų man čia tie jachtos tos naglos visokios pristatyta, jau čia visokiausi pasižiūrėti seilę pavarinti. Gerai. Žmonės labai gražus laivas, Jentė pavadinimu, iš Olandijos atvykę žmonės. Gaunasi, tai čia, sakau, visas uostas vien tokiais laivais. Ir geresniais, ir kaip pasakyti, ir didesniais, ir mažesniais, visi jie geri. Gaunasi, dabar einu, pažiūrėsiu, ten matau paplūdimį tokių kaip inkilų pilna pridėta ten. Ten aišku, ir taip aišku, kad ten žmonės atostogauja, ten kažką veikia, sėdi, ten nuo saulės slepiasi, nežinau, pažiūrėti iš arčiau noriu. Tavo taip yra, čia tie inkiliukai, jie čia užsirakina, ateini, pasistatai, kur jau nori, gaunas ir sėdi. Toks kaip mažas sodo namelis, bet visas paplūdimys gerai atrodo. Na va, prabuvau porą dienų čia tam uoste. Viskas labai čiki, vėjas labai didelis, tik tais mūsiai, kai užeina, tai visai kosmosas, bet reikia judėti, dar vieną dieną nenoriu pasilikti. Tai planuoju apie 400 jūrmilių, tai čia 700 su kažkiek kilometrų gaunas, tai lemba, nežinau, nuo oro priklauso, rodo vėją palankų vieną parą. Antra, truputį ten pastiprės, po to vėl susilpnės, o po to tokį silpnesnį jau gaunas, tai nežinau kaip čia bus, nežinau ar į Lenkiją dar sustosiu, bet jau čia būt nebenoriu, jau noriu plaukti, jau viskas, tai va, pildaus vandens baką, užsipildau, kuro yra, viską peržiūriu, tepalus, burės, virvės, viską pasižiūriu, pasitikrinu ir lėkiu. Vėjas labai pučia, visai burės prileidęs, priekinė tai iš viso ten vos gaunasi dėl stabilumo, tik tai savotiškai. Lemba, nusėmiau kapišoną, čia kai burės kėliau, tai gaunasi akinius, tos didesnius su kepurė iš karto, ir nuputė gaunas. Tai va, prišiukšlinau truputį jūrai gaunas, nieko, atleis man jinai už tai. Bet gerai vėjas košia, šakės gaunasi, bus neblogas toks prasilėkimas, įdomu kiek laiko, taip kaip rodo tą, jeigu parą, tai bus ką veik, dabar dar nuo kranto toli nenuėjęs, tai gaunasi, bangų dar nėra, o po to tai bus jau kitaip, vienu žodžiu. Kaip ir neblogai sekasi, tik už manęs ateina tas toks juodulys, blemba. Ir žinau, kad bus tikrai ne kažką gaunasi. Kol iki to nežinodavai, tai taip atrodo kažkas, bet dabar tikrai matau, kad visai jau ten mėlynas, tamsiai toks juodas, visai tai bus reikalų. Iš karto burės prisimažinau, viską čia tos atsisėdimus minkštus pasidėjau. Tai gaunasi, laukiu dabar. Čia už kokį 15 minučių jau jisai mane ir prigriebs. Praėjo viena para, įveikiau 130 jūrmilių, čia 240, kiek čia, 250 km, visai neblogai. Truputį išvargino, nes pavėjui reikėjo plaukti ir autopilotas nenori veikti, jam pradeda ten grybą pjauti, vienu žodžiu, išsijungia gaunas po kiek laiko. Tai teko pačiam beveik visą laiką šturvalo pabūti, taip truputį nuvargau, tai dabar
dabar visai nieko bus pasnaus, nes pasikeitė vėjo kryptis ir dabar bus galimybė nueit pamiegoti. Už manęs va Vokietija, viskas kas iš jos jau gaunas, daugiau tik tais tiesiai iki pat Lietuvos, dar galvojau į Lenkiją sustoti, bet kažkaip, nežinau, varau namo, kaip sakant. Ir dar vienas dalykas, nes dabar yra man likę lygiai 275 jūrmilės, tai čia apie 500 km taip kažkur. Ir gaunasi, jeigu taip į dieną, 250 viskas tvarkoj, bet orus praneša vėjuota tik pusantros paros. Taip. Tai gaunasi, o po to 2-3 dienos visiškas štilis. Tai jeigu tą atkarpą įveiksiu per pusantros paros, ten kokius 400 kilometrų, tai gaunas, turiu kuro, kad iki Lietuvos davaryti pakankamai užteks tada. Tai dabar, kaip sakant, spaudžiu, pilną rankeną, burės pirmoj keltos. Greitis irgi nemažas, tai viskas tvarkoje turėtų būti. Viskas čiki, teks pavargti, bet viskas ok. Per naktį bangas geras suformavo, vėjas geras buvo, taip smagiai prasilėkiau, gaunasi, bet dabar ryte pradėjo keistis vėjo kryptis ir gaunasi, o bangos dar išlikusios palei, kaip pasakyti, palei kaip senesnė vėjo krypti, viskas autopilotas nebe. Jam per sunku gaunasi, jisai nuo bangos didelės, kai pradeda leistis, bando įsukti ir jam nepasisuka ir jisai įsijungia automatiškai, gaunasi, pradeda pipsėti. Jau dabar visą rytą pats gaunasi, vairuoju, tai lemba, kai pasikeis kryptis, vakar žiūrėjau, po to jinai pastoviai visą dieną bus, tai bus viskas ok. Reikės kavos pasidaryti, dar kažką, kai autopilotas galės padėti. Šiaip gerai, gražus rytas, saulė teka. Nieko nebeliko jau daug, 150 jūrmilių čia. Čia kokie 260, kiek čia tų kilometrų. Gaunasi 50. Tai turėčiau būti čia už per kokią parą laiką, parą su kažkiek. Ir šitas autopilotas sugedo, blemba. Jaučiau, kad pradėjo nešti laivą. Čia buvau prisnūdęs truputį, žiūriu, nebeveikia. Paspaudė ir pipsi lemputė raudona. Ir čia suformavo čia tų bangų visai tokių padorių. Gaunasi tai jau, kiek čia kokias 3 valandas čia. Kaip dabar aš vietoj autopiloto, gaunas vis bangos vis didėja ir didėja. Nežinau, ar per kamerą matosi čia jos tokios yra iš tikrųjų, bet blogiausia, kai būna iš galo lūžta jinai. Ir jau kai tada lūžta, tai čia kaip lupa vandenį, tai pilnas vandens tas kokpitas būna, bet greitai išbėga. Liko 85 jūrmilės aičiai iki pačio to, iki uosto pačio 99, iki rodo sukimą jau. Tai 180 km. Gerai, kad diena, tai taip nėra taip sudėtinga, kad ir pačiam čia gaunasi. Tos bangos matosi, o ten lūžta tos didelės. Gaunasi, šiaip kažkaip jaukiau. Naktį, kai tai būna per tokias bangas ir vėjas didelis ir pačiam, jeigu reikia, tai eina savo, kai taip labai pavargsti greitai.
šakės gaunasi. Ten kokį 3-4 valandas pasėdi ir atrodo, kad jauties, kad visą naktį sėdėjęs čia būtų. Tai dar čia liko man nemažai. 15 kokį valandų gaunasi. Reiks. Šiaip naktį nelabai mėgojau. Tai gausis čia kiek čia tų parų. Nu nieko, grįšiu, pailsėsiu. Daugiausia buvo 13,6 masto, kokie 24 km per valandą. Pakabino taip ant bangos ir nešė, ir po to, kai banga tą lūžo, tuo momentu užmačiau tą tokį greitį. Gaunasi su tais purslais bangos viršutiniais, taip op žemyn ir tada pasiekė tą. Nesu tiek pasiekęs niekada. Čia jo korpusas yra 7 mazgai berods ar 8, kiek čia tik tais. Bet šiaip smagiai, tokiu greičiu smagu, čia 7, 8, 10, 11 mazgų įmuša, kai nuo bangos eini. Tai fiziškai sunku, bet žiūri tiesiog mylios eina, gaunasi labai daug gali įveikti gaunasi, beveik dvigubai. Tai po kokios paros būtų šakės. Aš daugiausia esu taip 3 paras prasėdėjęs, nes autopiloto nebuvo, tai tragedija ten buvo gaunas. Priplaukiau Klaipėdos pilies uostą iš nuovargio, čia į kokpitą nukrisdavau sąmonės, netekdavau gaunas. Atsibundu, žiūriu, laivas iš šoną kažkur visai. Vėl tai taip per kokius 5 kartus priplaukiau. Ir jau kai pro vartus pradėjau plaukti, ten toks bangavimas truputį tankesnis, jau šviesos viską. Tai tada jau kaip ir viskas tvarkoj. Pakrantės tarnyba šaukia, kažką raciją užmiršau įsijungti. Priplaukiau, sako, koks laivo pavadinimas. Aš sakau, Siūzė ar Liusi, neatsimenu, ten buvo. Paskaitau, matau Siūzės, o sakau Liusi, tie važiuoju paskaitę, sako, varyk čia. Atlėkiau, ten matosi, sakau, parvargęs, aš visai, sako, varyk prie Danės, ten muitininkai yra, ten su jais atsižymėsi, ten jie tavi paklausinės. Nu, okei, privarau, nieko ten nėra. Tada į pilies uostą, kur degalinė yra, ten nuplaukiu, sustoju, viskas, galvoju, einu aš miegoti. Pakrantės tarnyba su muitinė, su 2 kateriais, atvaro su švyturėliais. Sako, kur tu čia bėgi? Sakau, kur aš bėgu? Sakau, su būriniu laivu, daug mažesnis už šitą buvo. Aš sakau, 3 paras nuo Kopenhagos, sakau, einu nemiegoję, sakau, per audrą papuoliau, sakau, be piloto, aš sakau, net nesusigaudau, sakau, savo vardo pavardės, aš sakau, net nežinau. Nu, okei, šoko čia į vidų. Dokumentus, licenciją patikrino kapitono, nu viskas sužiūrėjo, gaunasi, surašė, laivas buvo, dokumentai mano vardu registruoti, nu viskas tvarkoj. Viso išvarė, tai toks nuotykis buvo, bet gerai labai pasisekė, kai sakau, pradėjau alpti prie vartų, visai, viso, paukštai sąmonės netenki, tai kad į kokius akmenis neatsitrenkiau nieko, nes nuneždavo jį link jūros tą laivą. Gaunasi, vėl atsipaisto, vėl, tai buvo sunku, tai va, tai turiu omeny, va taip, kokias 3 paras, jeigu išsėdėti, viskas jau yra čia, riba žmogaus jau nebeišeina. O taip 1,5 paros galima išbūti, va tokiam, tik tais turi pasiruošti tada visokių energetinių gėrimų,
visokių sneakersų prisidedi čia, gerti prisineši, drabužių, sausų, viską susitvarkai jau kaip pasiruošęs, čia kai vienas esi. Nu ir davai, tai toks challenge'as būna rimtas jau kai tą įveiki, po to labai gerai jautiesi. Toks didžiuoja savim. Čia tai gerumas, čia. Net neįsivaizduoju, kiek čia metrų jų yra, čia nenori sakyti kaip žvejai, kad visą laiką žuvį padidina ant metro, tai čia bangas gali padidinti ant metro, ant dviejų, nežinau, nu nemažas. Na va, Klaipėda, pagaliau grįžau, gaunas be autopiloto, taip, nu išvargina ta naktis, bet viskas normaliai. Labas, vakar grįžau apie 12 valandą, įstoju prišvartau Juodkrantį ir gaunas, nuėjau miegoti, atsibudau kažkur 8 vakare, pabuvau porą valandų ir vėl užmiegau. Tai va šiandien rytas jau geriau, pervargau be to autopiloto, tai šakės. Tai tokį neblogą ratuką susukau, čia gaunasi, bendrai prasidėjo Stokholmas, Lietuva, to Norvegija, ten beveik Oslas, Holandija, Vokietija ir vėl Lietuva tokia kaip aplink Daniją. Didelis ratas, lemba gerai patenkintas, keli tūkstančiai ten jūrmelių kažkur gavus, reikės po to dar pažiūrėti. Dabar šiai vasarai užteks.